Valgė sumuštinę? Ne. Kodėl? Aš pavalgiau, bet tas neskanus kiaušinis ir dešra. O kiaušinis yra kiaušinio skonio? Kaip gali būti kiaušinis neskanus, jeigu jis yra kiaušinis? Nes kiaušinis neskanus. Jis yra iš vištos. Nu gerai, tai ką tu siūlai dabar? Aš noriu tavo kavos. Mama padarė tik pusę padelio kavos. Gal to visi Tai gal neturim kavos. skanesnis kiaušinis bus. Ne. Išimk. Eik, yra dar sausų pusryčių tenai. Kai mama paklės. Va čia džiūsta. Kas tavo? Klaplankės. Pasakyk jūra. Kas? Jūra, nuo J pradėti. Rūra? Jūra. Jūra, sakyk. Eik, renk. Eisi į jūrą. Ar į baseiną? Pašeina. Tu durnas? Mes Gerai. tokius pinigus mokam ne už baseinus, už jūras. Eik. Kodėl jūs vaikai susirinkote mano kambarį valgyti? Geras klausimas. Kas dar valgo, valgykit. Todėl mes pasamas didelis stalas ir didelė virtuvė. Mama. Nu, eik į mėgamą mamos ieškot. Kas čia triusikus pametė? Arba tėtis, arba žylius. Arba Rūta. Ne, Rūta tokių nenešioja. Ką jaus ryškiai? Aš ką jau atėjo nusimauju. Kur einat, lietuviai? Aš einu maudyt. O kuris kažkokia jūra? Ne, čia geras labai. Viduržemio. Viduržemio jūra. Ir visi skundžiasi, kad karšta, kad šalta ir kad nuodėgė. Ar turi banglentę? Ne, neturiu. Tai kodėl apsirengi banglentį komaudimuką? Nes mama sakė, kad netektų. Viešbutanas, kaip Samoška pasakytų. Jūra! Ką tu vaidini čia taip apsirengus? Man mama nenorėjo nupirkti rūbų, užsidėti ant maudimuko. Bet tu norėjai sijono, nes suknelės. Nenorėjo tokio nerto užmestuko. Taip. Man mama neleido. Ir aš supirkau. Ir dabar sako, tai užsidėk sijoną ir baltinukus. Nedaryk gėdos. Tėvas neturės kaip dangstyt. Oi, koks žydras vanduo. Nu tai kiek mes čia? 3 minutės iki paplūdimio. Gražus smėliukas. Žodžiu, jeigu reikia namuose šaligatvius pabarstyti ten, tai atvažiuoji į paplūdimį ir pasisemi šituo akmenėliu. Va. Kur mes čia sėdam? Gal į tą tarpuką? Ar į šitas? Šitas irgi gerai. Yra jūros ežių. Čia taip skaidru, kad pamatysi. Labai faina. Dabar atbulai grėsi. Rodo 27. Vanduo? Labai gerai rodo. Nu. Aš irgi tiek jūrų nepasieksiu. Reikia palangą būtinai čia. Kur tu plauki? Reikia čia. Čia nesiekia dugno, plauk atgal. Čia tėtis nesiekia dugno. Matei tą moterį? Kokia moteris? Prie kranto. A. Mama sakė, irgi taip rengsis, kad gražiai įdegtų. Vai, vadyk, aš tave pakelsiu. Aš tytinėšiu. Aš šitiešiu tave pakelsiu. Kur ta jūra šilta? Čia yra šilta, labai 27 laikrodžių. Tėti, lip pas tave. Nardytojai, nemokat net nardyti.
Kas čia vyksta? Depiliacija. Karska vaivas. Depiliacija tai turi būti ištraukti plaukai. Jo. Čia gal skrabas? Viską, ką dabar įdėgėt per tą pusvalanduką, jūs norite nušveisti, kad vėl būtumėt baltas. Žiūrėk, man tai per toli nuplaukiai. Viešbučio baseinas. Nu ir mūsų tas viešbučiukas. O kodėl jūs Prancūzijoje skaičiuojate ispaniškai? Kodėl jūs Prancūzijoje skaičiuojate ispaniškais? Aš neskaičiuoju. Aš 1, 2, 3 skaičiuoju. Bet galim skaičiuoti prancūziškai. 1, 2, 3. Ne. 1, 2, 3. Tai vėl čia prancūziška ar itališka? Itališka. Kodėl? Nu, nemoku tų neradau sraigių. Nieko, bet čia... Kodėl man taip, Aha. o tau taip? Todėl, kad prieš tau, ką nors dedant, reikia atsiklausti. Nori ko nors? Visko noriu, aišku, šitas patiekalas tuo nelabai skanu. Devintos kelionės dienos pabaiga. Nebent dabar nebe 10 arba 8 arba 7. Bet tikrai ne 9. Nežinau. Ką tu čia su tom šleikom darai? Man labai skauda. Kiek išgeriam? Gal pusę? Prašau. Pažiūrim, kiek vienu mauku gali tėvas išgerti. Ne? Gerai, gurkšnį, taip? Tai kad tau kuršnis. Kiek galiu padaryti? Na, kad tiesiog ger, bet nedaug. Bet kiek tu?
tu. 5 ir gul. Nu, žodžiu, Nicos vaikščiot, nėra ką te vaikščiot. Žurda visur. Sėdėt reikia čia Taip, ir maudytis. taip. Laiko negaišt. Nu, gal ir nedaug, bet nedaug ir pamatėm. Du dalykus. Nu tai pavaišom pakrantę, pasigrožėjom. Ir čia taip pat gražu. Čia realiai irgi. Vanduo toks pats ir vaizdas praktiškai toks pats. Na jau. Nu taigi matos toli kalnai, miestelį šviečia. Ką? Tai rytoj tipo varom link Monako. Oi, Ir antrą dienos pusę grįšim į savo paplūdimysą. 10 diena kelionės. 10 kelionės dieną valgom pusryčius varguolių, nes sekmadienį miegojom ir neapsipirkom. O jau 7 valandą visos parduotuvės užsidarė. Iškrovos diena. Kur vaikai važiuosim šiandien? į Monaką. Jei! Kada jūs tėvai prikėlė? 7 ryto. Be sarmačiai tie tėvai. Video neperteikė šito grožio. Ai, laivai plauko. Jūra mėlyna. Iškišuliukas čia kažkoks. Ojat. Kaip gražu. Ir mes kamštyje. Voila. Žemėj. Filmuojam, kaip įvažiuojam į Monaką mes. Turn right toward Boulevard du Jardin Exotica. Boulevardas. Štai ir siena. Nieko čia, tik parkingas. Mamita parkingą? Tai jo, man atrodo, mes šičia, ne? Nu, turbūt čia. In 500 meters at the roundabout, take the first exit and stay on Boulevard du Jardin Exotica. Nu, turbūt pramesino. Suksi tą patį tik iš viršaus. Gal. Jo, čia bus ta. Nu tai to, va. Pradėngsite Monako. Čia nemoka. O, šakius. Čia ne šakis, čia šaukštė. Čia petė ir bekė. Tai važiuojame. Abudu su Taylor Swift. Aplankėme dar vieną mini valstybę. Ai, Monakas. Tu esi bekė. Nu, sveiki lietuviai. Atvykom į Monte Carlo. Einame į tą garsiausią kazino. Pralošti tėvo pinigų. Dar pasivaikščiosime palei Formulės 1 trasą. Galite išvažiuoti? Gal ir būtumėm pravažiavę, bet siaubingi kamščiai. Tokiai čia užtveria, kas čia darosi. Čia jie pieško vaikšto. Tragedija, pilna žmonių būna visur. Dar kur nors žiūrėti Formulės 1. Neveikianti fontaną? Kazinkę, eisim į Kazinkę. Garsiausias kažkokis kazino. Aš kai nelošėjęs, tai nežinau. Matyt, daug įvėjo geriausios mašinos. Ferrari. Kur? Va, Ferraris. Žygimantas, žiūrėk, Ferraris. Raudonas Ferraris. Viršutiniam aukšte. Čia mašina šalia linčia.
Leidi, va, tai iš tos pusės yra džekuzė, va, gultas ir šalia jo džekuzė. O ten viršutiniam aukšte apvaliai džekuzė. O tam Lady Aram mažėlė. Yra greičiausiai, tik tai gal priekį mes nematom. Tas džekuzė. Ai, šitas va turi. Na, ir aš tai čia jau kažkokį. Aš sakyčiau, tas būtent. Ta prie Lady Aram. Aha, man tas saugumėjimas būtų. Bet tai tu turi ne tik tą išlaikyti jachtą, bet dar ir jos tykimą. Ir jų taip. Bet yra dar mėlyna. Tarnus ten kokius 6, kurie tau valgyt gamins, kai išplauksi. Tai kapitonas įpila. Va, matai, Nu, šveičia tai tokia- va. Kai neplaukia, tai jie čia šveičia, kad kapitonas liepia šveist, tai ir šveičia. Ir tu atskrendi kartą per metus. Maksimum. Gal daugiau? Ta savo, šitą prabangę. Einam. Einai per gatvę. Starto. Pirma formulė čia stovi. Čia starto finišo tiesioji. Ten antra. Čia trečia. Šiuo metu paprasti žmonės savo automobiliais važinėja. Tai gal tada porą žodžių apie Monaką. Monakas mums patiko, tik kad labai karšta, bet mašinų daug matėm gražių. Kokią mašiną matėjai, Žygimantai? Savo matėjai? Kokią? McLareną. Šiandien žmogus pagaliau pasakė. Labai daug mašinų. Ferrari. Porsche. Va Porsche. Ai, bet tai Porsche, tai čia ne naujo, čia Kalnėnuose kas antrą mašiną Porsche. Tai Kalnėnai yra prabangus rajonas. O pas jūs Pavilnyje būna Porsche mašinų? Pas mus tai kas antra sakė, jo? Arba Tesla, arba Porsche. Oho, tai kuri jūsų? Nu mūsų ta kas trečia. O, baltas Ferraris atvažiuoja. Ne, čia Lamborghini gal. Lamborghini čia. McLarenas ratus suka. Ratus suka, teisingai. Čia Brita. Bet jisai be garso. Jis nesiseka. Gal elektrinis? Kelionė su vaikais. Labai smagi, labai nori tik tai prie jūros ir į parduotuvę. Norim, kad nupirktų viską. Ką jūs neuždirbat, tėvai? O ką jūs vaikų negalit pamaitinti? Tai kam čia mus atsivežėt, jeigu negalite? Taip, ko jūs čia atsivežėt? Baigėm vizitą Monake, pamatėme Must-Seen Formulės 1 trasą, esam laimingi, važiuojam namo. Nespėjau pafilmuoti nuostabaus vaizdo, kaip mes važiuojame ir užstringame. Reikia stindą, ką turiu piešti. Jis neturi būti iškart nupiešti. Ne. Taip. Nu ne, tiesiog taip. Nu tai aš tada taip greičiau mirsiu. Taip. Tai ne, dėl to blogai. Mums pasisekė. Nieko neturės. Taip. Mes važiuojam. Jeze, Kas ten? kvepalai. Gerai, tada man tinka. Kodėl ne namo? Laiminga, kad reikės lipti laiptais į kalną. Gerai. Mašinas labai nušlifuoti. O, čia gražu. One more. Happy?
Man negera. Gerk. Cukrų. Ten dėl tų kvepalų. Kodėl neši vaikų gėrimus? Nes labai sunku. Kam? O kai germas, niekam neduosiu. Kylam. Taip. Vis aukštyn ir aukštyn. Kur audronė? Virš. Nesirink lengvesnio kelio. Nufotkink mane. Kančioj. Ne, ten einam, va ten kur bus kažką, ten parama, bla. Galėčiau mane. Eze. Nu šaukštelį. Elze. Ar Eze? Elze. Tai žavus viduramžių kaimelis Prancūzijos Rivjeroje, tarp Nicos ir Monako, įsikūręs ant 427 metrų aukščio olos. Todėl dažnai vadinamas erelio lizdu. Šis kaimelis garsėja savo siauromis akmeninėmis gatvelėmis, akmeniniais namais ir kvapą gniaužiančiais vaizdais į Viduržemio jūrą. Eze istorija siekia senovės laikus, čia rasta 3 amžiaus prieš mūsų erą datuojamų graikų sidabrinių indų, o vėliau teritoriją valdė romėnai ir maurai. Viduramžiais kaimelis priklausė Savojos namams ir buvo svarbus gynybinis punktas. 1706 metais Liudvikas XIV sunaikino kaimelio tvirtovės sienas, o 1860 metais Eze tapo Prancūzijos dalimi. Ką čia turime? Turime Jardin Exotique, botanikos sodą su kaktusais ir su kulentais. Neoklasikinė bažnyčia pastatyta 1764, išskirtinių barokinių interjerų ir matoma iš toli dėl savo šviesiai ochros spalvos. Koplyčia, seniausia kaimelio koplyčia pastatyta 1306, kurioje susirinkdavo baltųjų atgailautojų brolyje, teikusi pagalbą maro aukoms. Ir parfumerijos, fragonart ir galimybė susipažinti su kvepalų gamybos procesu ir įsigyti vietinių aromatų. Papūgos. Man karšta. Ten šešėlis. Dėl to man negera. Gerk vandens. Aš gėriau. Tai styra, aš geriau dėl to, nes aš ją gėriau. Man iškėsim, aš labai daug cigarečių. Žmonės čia rūko. Bet jūs visai mažai senovai gyventi. Visur viską, va, kovytėm, pakom, kad vytėm, eiti, nešti. Labai čia. Tai jau čia pasigerino, va, kad vežimukai praeitų. Taip, akmenys, tai dar visai slidu turėtų būti. Tai ne ta žodis. Nu, ir užsikelia produktus su vežimaičiais. Bet ką čia valgyt? Mišeliną. Dėliau, senovai ką valgyt? Ką senovai valgyt? Žuvį. Kur tu tą žuvį čia radai? Pasigavai? Jūrai. Karštas interviu, ką čia nusipirkot? Lauktuvės. Viena nusipirko kvepalų ir mes su Rūta irgi kvepalų rinkinuką. O ne asmeninius kvepalus, bet tos Dabar vadinamai su veidrodėliu. viešbutį darysim unboxing. Ir mes jums lauktuvės. Ir tetom lauktuvių nupirko. Tai patiko šitas miestelis? Labai. Kas labiausiai patiko šitą miestelį? Lemonardas. Šitas kvepalų parduotuvė. Kvepina O lipti į tą kalniuką? Žygi, filmuok gražų vaizdą. Kaip? Nufilmuok gražų vaizdą. Nu ne. Nu ne čia. Ne čia. Geras varis, jau broliai patiko. Žmona va apsipirko 101 euras. Pirko tik batonui, sumuštekams. Ne, ir kelionė maistas, ir daugiau neišim parduotuvę. Čia keliom dienom. Viskas iki Lietuvos nedatemsit, bet ir kalnuose tai jau nebepirksim. Apsipirkom va. Su viešbučio lagaminų vežimėliu į kambarį grįžtam. Pavalgyt, atsigert ir dar krūvą daiktų rankose. Super.
O, šitą mergaitę neišlaikė, tai sako, aš padėsiu tėčiui. Nes čia yra vieta. Nes čia yra... Atostogėlės Rivjeroj, Prancūzijos. Bet Audroniai labai patiko. Labai patinka. Sakė, jau planuoja ir kitais metais porą savaitės. Aš čia galvoju, kad man šitas kurortas užskaitau mano skonio toks kurortas. Virtuvėlė, viskas, ką nori Kambarys, pasigaminti. vaikai turi savo atskirą šitą balkoną. Palauk, čia einam. Aišku, tokio grožio trūksta, va tokios duris, kažkokios sandėlio. Bet kambariukas nieko. Kambarys irgi šiaip jų gyventas, bet tikrai viskas, ko reikia žmogui atostogom yra. Indaplovė yra ir užtenka. Ir kondišė šitam. Nu gerai, tai aš nevažiuoju. Po ilgos, varginančios dienos namų idilė. Telefonas, žaidimai Ir vynas. ir vynas. Čin. Ir kur vynas? Ir didelis burdakas, čia galėčiau dar pasakyti. Šmutkės, hujutkės, pam. Čia kažkokį ventiliatorių prinešė, sakė. Nežinau ką, prancūziškai sakė, bet... Nežinom, ką sakė, tikiuosi nelieps mokėti, nes aš nenorėjau jiems. Apkalbinėtojų Tuo, būrelis. kaip įdomu gyventi prieš stovėjimo aikštelę. Pasaka. Randam tą švedą kiekvieną kartą įvažiavę. Jie beigėžiai turi daug skanių sūrių. Kažkoks desertas. Jie vakare valgo ir tada atneša lėkštę sūrių. Bet Lietuva nėra tokio net pasirinkimo, kiek čia tų sūrių. Žinai? Irgi nebuvo, bet tai... Suprasti, bet važiavo apsipirkti. Čia supelėjus jums įkiša. Tai labas rytas. 10 kelionės diena. Vaikai susivėlė. Nu gerai. Tu teisi, vakar buvo 10 kelionės diena. Kelinta šiandien kelionės diena, gali pristatyti? Nežinau. 11. Kiek sveiki, mėly žiūrovai. Nesakysiu. Sveiki, mėly žiūrovai. Šiandien yra 11 kelionės diena. Koks šiandien dienos planas? Kas? Ne kalnai, o kanai. Kaip ir minėjau, šiandienos planas aplankyti Kanus, pereiti raudonų kilimų, grįžtant užsukti Antibus, aplankyti Picasso muziejų. Gal ir nebus pačių garsiausių ten darbų, bet bus kitokių darbų. Ne vien paveikslų, bus ir skulptūros. Žmogus visko darė, mokėjo. Ir gyvena Antibose. Ir gyveno Antibose. Kurį laiką originaliam. Kūrė. Ką sukūrė, tą ir rodys. 9:05, čiut išsikuitėm iš namų. Atsikėlė 7 ryto. Taip, mes visai nenorėjom nieko kuistis. Akivaizdu, kad jau At the nieko light, turn right onto nenorėjom. Route du Bord de Mer, M6098. Continue for 4 kilometers. Rūta, Laiva, tėtį. Ką, 43 minučių kelionė, 21 kilometras. Ties Kanais kažkokie kamšti biški rodo. Bet ne taip kaip į Monaką. O čia rodo kamštį. Va, ir čia biški rodo kamščią. Tai va, saulė karšta, net neaišku, kada čia eit prie jūros ryte, vakare. Nu tikrai ne per pietus. Ne per pietus tikrai. Šiol mūsų atostogų miestas kryptis bus Nica. Nes mes čiut įsimylėjom. Per 3 dienas. Jau 3 diena. Per pirmą dieną įsimylėjom, daug mums nereikia jo. Ir mes norim, o čia vilos gal būtų galima Žodžiu, susirasti. meilė iš pirmo žvilgsnio. Iš pirmo žvilgsnio meilė. Iš pirmo burno. Iš pirmo nudegimo. Taip.
Ne. O, mano draugai, žiūrėk, filmuojam draugus. Draugai, Algirdas atsiveš kitais metais dviratį. Pirmą nusipirks už 4000 plentinį dviratį. Ir va, kai pavysios, nes dar su mašina nelabai pavyjo. Kaip nepavyjo? Jau pavyjo, va čia jo draugai ir jisai min su jais. Tikrai tokie patukę žmonės. O ką draugą atsivesiu kokį kartu važiuoti? Gerbėmieji, atvykome į Kanus. Prisiparkavom požeminiam parkinge. Kylame į miestą. Paraštis 32, 9 valandą ryte. Nu gerai, 10. Kanai. Nu čia tai gultai, smėlio jam papilta. Čia jau papylė už pinigus, žinau. Žinoma, čia viešbutanui kažkuriam priklauso. Šitam Marriott. Matome kitoj gatvės pusė Giorgio Armani kavinę, Louis Vuittono parduotuvėlę. Louis Vuittono, atsiprašau, kaimietis aš esu. Kanų smėlėtas paplūdimys. Atviras turbūt visuomeniai. Tai gal jau Kanuose reikėtų atostogauti? Ne. Deja, raudonų kilimų užlipti nepavyks, nes vyksta renginys, apsauga nieką nepraleidžia, bet ten tolumoj prie įėjimo matosi ir raudonasis kilimas. Štai raudonas kilimas, kuriuo man neleido užlipti, nes, kaip sakiau, vyksta renginys. Kur Nikolas Keidžas? Duokit man Nikolą Keidžą. Nikolas Keidžas. Meryl Streep. O kas ten nežinai? Nu, čia jų matai, asmeninis parašas, tai kai kurie linkę būti gydytojais. O šitas labai Nikolas Keidžas mindžiažas. Jis eina čia. Johana, toks gal Klaipėdos jausmas, toks nežinia koks čia. Ne, čia koks Klaipėdos, žiūrėkit, kokie seni pastatai. Seni čia va. Viskas gražu. Labai karšta. Bet čia tai gera jau žiūrėkit, va, vėjas pučia. Jo, čia gerai, va, vėjukas pučia. Nu, prasiskėčiam ir eina. O, atsitikom. Turistinės kančios ištiko. Kur lipam? Į apačią? Tikėjausi atsakymo. Kas į šikną, kas? Dabar Niekur. tai į kažkokią šikną, bet aš norėčiau į apačią. Tai lipkit, va net. Į apačią? Nu, galite lipti į apačią, nepamatysite ten, kur visa likusi šeima nueis. Oi, kokios čia gatvelės. Beveik kaip tam, Eze. Jo, čia senamiestis yra ir tokios pat gatvelės. Galima eksplorinti, vaikščioti zigzagais. O senamiestis tai gražus. Va, žiūrėk, 242. Bet tik 26 kvadratai. 128 milijonas 4, 75 milijonas 4. Va šitas. Toks kaip mums, tai 315. Va, vila. 300 kvadratų. Ne, Algirdai, Milijonas yra daug. 500. Va, kaip mūsų butas. Va, kaip dabar. Ne, mama, bet čia baseinas yra.
už milijoną. Bet 3 500. pesės rašo, kad 3 kambariai. Tai šitą galim ir imti, bet mums labiau Nica patiko, jo. Ten Nicos priemiesčiai, mums tas kaimukas. Verslas sako, tai sako, bet šitas tik 100 eurų. Bet aš šitą paimtume, nes labai geras baseinas. Baseinas yra. 2,5 milijono. Taip, šitą. Nu gerai. Gerai šitą. Ne, va tą. Ne šitą, O šitą. bet žiūrėk, šitas va nieko va. Mes norim vilos, kad galėtume tenais apibendrinti Gerai, o kiek čia ledai? ir draugus. Ir tada galėsim važiuoti vasarą mes ir dar draugai. Reikia didelės vilos. Tai Su daug kambarių. Milijonų. Taip. To tai normaliai buvo. Tai žiūrėkit, čia milkšėkai kiek kainuoja. Parkavimas Kanuose visai pigus. 3,60 €. Čia jums ne Monakas ir ne Tai Eze. kiek dar reikia bandelės? Tai va, o turim kai... O aš kontento kuriu. Atsiprašau. Kalbėjau apie pigų parkavimą Kanuose. Kiek kainavo parkavimas? 3,60. Pigų? Pigu. Jeans. Pigiau grybų. Jis jau ne kartą važiavęs, na, lempos nėra. Nu tai va, Kanai patiko, prancūzai vairuoja puikiai. Patiko, nes ėjom į senamiestį. Senamiestis gražus, siauros gatvelės, toks kaip Eze, tik daug tuštesnis, ramesnis, tikroviškesnis, nes gyvena žmonės jame. Ir kažkoks keistas pasakojimas. Ir kažkoks keistas dėdukas atsidaręs langus į mus žiūrėjo. Taigi kunigas. O mes Bet aš į kai jį jį žiūrėjom. sakau, jis pradėjo šipsoti. O mes į jį žiūrėjom, o jisai į mus žiūrėjo. Jisai buvo pusnuogis tik su triusikais. Tai va, Bažnyčia pastate, Vienuolynas senas žmogus. At Ron Point Florence School, continue straight to stay on taip, Avenue vienuolyno Marisol turbūt kažkokiam ar klebonijos pastate. Vat. Vyras tik su patriusamai atsidaręs, žiūrėjo į mus sėdinčius po medžiu. Tokie mūsų nuotykiai. O tas didysis dalis dar patiko turgus ir tas parduotuvėlių gatvė labai patiko. Bet po to jau, kai įėjom į ten tą naujamiestį, tai nebe taip patiko. Į tą gatvę, kur apsipirkinėt, kur Jo. visokie varguolių prekių ženklai. Nu, ne varguolių, ten ir Ir ne varguolių Samorenas. buvo ir... Normalių, tai ten nelabai patiko, ten jau mums per intensyvu. Tai atvykom į Antibus. Surprise. Atvyko ir mūsų draugai, kurie sakė, kad jau šiandien tai jie nekeliaus. Dabar keliaujame į Picasso muziejų, kuris pasirodo čia kažkada kažkaip tais gyveno, kūrė. Tai apžiūrėsim, ką žmogus sukūrė. Daug čia tų turistų, amerikonų pilna. O kaip tik parkingę sutikom, matyti irgi varys Picasso pažiūrėti. Kaip ir visi Viduržemio jūros pakrantės miesteliai turi savo įlanką, kurioje pilna milžiniškų jachtų. Čia kažkokie kenkėjai, kurie arba mano mašina taip pat čirpia, arba jie ant kiekvieno medžio, ant kiekvienos autostrados čirpia. Va, koks miegamasis tėvų, svetainė su teliku. Tai žinau, kai nusiperki apartamentus, jų nereik pirkti, tu tiesiog gali jachtui gyventi. Jachtui gyventumėm, gal jachtą per Nu, vaikui. Kiek jį kainuoja? paskambink. Man atrodo daugiau. Miestelio turgus. Dabar į jį neužsuksime, nes eisime į Musée Picasso. Ir galbūt grįždami praeisim, pažiūrėsime, pafilmuosime. O, ir katedra iš karto matosi. Viskas čia mums pakeliui. Visos miesto žymybės.
Tai fortas pakeliui prie. Nu. Tai gerk skysčius. Gerai, aš einu į bažnyčią. Gerai, darykit pertrauką, einu į bažnyčią. Eiti pertraukai. Tai žygį paliksim čia? Geras, ne, O vėjelis. jeigu čia gerai. Geriau nei bažnyčiui. Geriau ne bažnyčioje. Ir tuose bažnyčiose jose nėra šalta. Nes jie žiemos neturi ir jų bažnyčios akmenys net šąla. Ką čia rodo mums? Kad ir ką berodė, jau nebet pamatysit. Bet čia tokie rusiai. Tai vis tiek iškeltas ant tokių polių. Eilė pas Pikasą. Eik apžiūrėk, kad ten kažkas. Visi ramsto sienas. Matyti leidžia, kol išeina kažkas. Nuvaidytę. Dideliais papais. Ir mažom galvom. Jam taip gražu buvo. Lieknas kūnas, dideli papai. Svarbiausia papai, mes matom, kad ten labiausiai patiko. Nu, va čia tu neblogai, žiūrėk, čia Poseidonai, čia. Kaip Žygimantas įvykdė. Čia fotope piešinio versija numerų. Mama, kad ten galvoja, arba atvirkščiai. Čia Pikasas spalvų įdėjo. Manau, kad Vaiva mums galėtų papikasinti, ne Vaiva? Aš mes matėm nuotrauką, kaip jūs tą Patikite, papikasinti, tai reikia labai daug skaityti. Pamėgti, nes čia laikų mitologinė. Ką jūs išmanote apie tai? Mes nežinom vaikų. Nu, aš nežinau. I'm sorry. O čia žuvį žiūrėkit. Čia antis žuvės. Aš šantuoju. Mama, čia tikriausiai tokie 2006. Aha, belgio žuvis. O čia irgi labai gražiai šipaskizuota, bet ir šitas turbūt, va, panašus. Ne. Nu, biškiai yra tikrai. Jūros gerybė, sakė. Nusipiešiu, neturiu už ką pirkti valgyti, tai nusipiešiu Ar maisto. jis neturėjo pažinti? Ką, žinau, būna taip, kad tie menininkai tipo, viską išleidžia dažams, paišo ant senų paveikslų viršaus naujus, nes neturi už ką nusipirkti drobių. Gal ne šitas, nežinau. Bet man tie piešiniai netrodė labai panašus. Čia formas netvarka visas ar žiūri, čia Picasso, tyrinėja tas žuvis. Nu čia va Picasso, žiūrėkit. Žygi neperžengė baltos linijos. Neperžengė baltos linijos. Nepatinka Picassas? Man tai patinka Picassas. Mokėjo Pikasas piešti. Nu, jeigu panorėdavo, tai jo. Nes, tarkim, bet pamatai tą... O jums už kiek jums mokytoja parašytų dailės už va tą piešinį? 2. Nebent per... Nežinau, gal 6. Tėte, Nors ne. čia pažiūrėk į tuos veidus. Jinai neparašytų, jinai mums neparašytų pažymę, jinai eitų sakyti, ir perdapieš, ką tu čia nupieši, nieko beveik. Aš kaip Picasso. O tai dabar tu galėsi sakyti, aš kaip Picasso? Jo, buvau aš muziejuje. nesifotkinsiu ir aš nupiešiu ir sakysiu, čia Picasso, prašyčiau. Reprodukcija, kopija. Viskas patinka. Nusifotkinkite ir kai jums lieps dapiešti, sakykit, mokytoja, čia kaip pas Picasso. Aš Picasso. Na, kaip jums muziejus, kaip jums Pikasas? Patiko, pažiūrėti, ką Picasso patiko. Tik tiek? Jaučiuosi palavėjus, dabar pamačiau gyvą Picasso pieštą. Ir muziejus tai toks tuščias, maniau, kad dar gal baldų kokių bus, bet nebuvo. Nieko, dar vaizdai iš čia labai gražus.
Patiko mum Antibai man. Patiko Antibai. Nu, ką čia radom, vaikai? Baris! Kam šitą naudosime? Kojoms! Kieno? Bario! Super. Yra dar ir lygiai. Noriu tokios mėlynos suknelės. Tai žodžiu, labai smirda, labai karšta. Bet gražu. Bet tėtis neleido po parduotuvės vaikščioti. Bet labai... buvo? Taip. Buvo. Bet labai labai karšta. Ir man negera. Ir va, kai kas, neminėsiu vardų, išgėrė vandenį visą. O tėtė nupirksi man jachtą. Jo, kai tik milijoną laimėsim. Ne, jūs pirksi tada vilą. Ta jachta kainuoja daugiau negu milijonas. Gerai, tada pirksi man vilą, kai Negali laimėsim. vairuoti, kam turėti tokią aktą, jeigu pats negali plaukti. Kodėl išsilaikai visas reikia atitinkamas vedybos? Man šlapia labai. Kitą kartą nesirengsiu juodai. Bet tėžiai tai gero, jis va baltas. Aš mano balto. Man tai juodai lieka apsirengti. Tėtė, o kodėl čia labai smirda? Čia dabar yra smirda. Bet smirdėjo. Tai gal šuniukus augina? Kas dar? Man kas dar man? Man nepatiko, kad nenupirko skolos. Va vaiva eina. Jai liūdna, nes negalės maudyti su Elze. Čia mama. Jai šlapia visur, net klynė. Čia Žygis, jis piktas, nes su juo nieks nedraugauja, nors jis su visais mušasi. O ten tėtis. Tėtis man liepia filmuoti. Dar žadėjom eiti ten, bet nebeeisim. Jo, ačiū Dievui, nes man jau šlapia. Ferrari jachta. Ferrari jachta. Tėti, tu gulbės filmuoji. Ferrari Riva 32. Gal ne jachta, gal kateris čia. Red Devil. Pavadinimas yra Red Devil. Čia specialus užsakymas bus. Paskutinė diena Nicoj. Mūsų kambario bardakėlis. Aš namuose šitą valgys. O čia yra. Netvarka. Nu, pas mus miegama jau beveik nieko ten jie nesuvos. Ten tik mano rūbai, kurios buvo. Gėda net svečius pasikvies. Gėda. Mes kviesim svečius? Ne. Aš susipažinau su tokia dailė prancūzaitė, galėčiau pakviesti. Pakvies. Tai mūsų nebus kvies. Ir gersim kolos dabar? Tu Žygimantai valgysi su šeima ar tu? Nu, puikus viešbutanas. Pasigamini vakarienę. Pietus gal čia kažką. Pietus. Ir nei ačiū, nei sudė. Ir ką čia mums valgyti ten kažkur, ne? Jeigu mama gamina. O kaip mama pailsės, jeigu nežinom. Draugai tai negaminantis, kažkaip audronė čia, like vergas. Galiu kolos įsipilti? Paskutinis vakaras Nicoje. Paskutinės maudynės Viduržemio jūroje. Rytoj pradedant savo kelionę namo pro Italijos Alpes. Kadangi viena Stelvio paso pusė uždaryta dėl nuošliaužos, netikėtai į šią kelionę įrašysime dar vieną šalį – Šveicariją.
pasieksime Stelvio viršūnę perėjos iš Šveicarijos pusės.